Tai kaip bebūtų, jūs esate didžiausia galvų medžiotojų organizacija Lietuvoje. Nu, nes viešajame sektoriuje arba lupt, arba susiverš diržus. Tai man į galvą neateina nei vienas verslas, kuriame būtų tiek duomenų, tiek galimybės analizuoti, vertinti. Kažkas turi laimėti konkursą, ne, kad jums saldainius tiek. Mesgi prekiaujam verte, ne tik pinigais. Čia yra labai daug prasmės. Jūs konkuruojat su verslu šiaip, ar ne, dėl vadovų. Kaip ten sakė, nepraleiskit geros krizės, jo? Tarnybinį automobilį galiu turėti ir važinėti su juo namo ir savaitgaliais. Gerai, gerbėmieji, mes turim pašnekovę ne iš verslo. Ne iš verslo, gimusią kaip darbuotoja viešajame sektoriuje 2003 metais. Jums net neteko dirbti versle? Versle ne, valstybės valdomo įmonėj, viešoje įstaigoje, bet versle ne, niekada nedirbau. Aha. Nepaisant to, kodėl jūsų įstaiga, kuri vadinasi viešojo valdymo įstaiga? Agentūra. Viešojo valdymo agentūra. O prieš tai vadinasi? Valstybės tarnybos departamentas. Va, valstybė. Rimčiau tada skambėjo. Na, bet kodėl pakeitė pavadinimą? Matyt, kad atsirado daugiau holistinio požiūrio į viešąjį sektorių, kuriame dirba ne tik valstybės tarnautojai. Nes jeigu paimtumėm, kiek viso viešajame sektorėje dirba valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, tai valstybės tarnautojų yra 25 000 ir 21 000 yra darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį. Tai sakytumėm, kad svoris yra toks pat ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie dirba darbą, vienodai svarbu, turi būti valstybei rūpėti vienodai. Iš ten atsirado ne tik valstybės tarnybos departamentas, bet viešojo valdymo agentūra. Aha, supratau. Šiaip gražus pavadinimas. O kiek yra, aš galvoju, dirbančiųjų Lietuvoje yra apie 900 000, ar ne? Iš viso. Kiek iš tų visų dirbančiųjų dirba valstybiniam viešajam sektoriuje? Čia labai svarbu apie tai pakalbėti. Nes kaip šiandieną mes sakome, kad dirbti valstybėje yra madinga ir dabar jeigu matot, toks judėjimas iš verslo irgi vyksta į viešąjį sektorių, tai dažniausiai mes turim omeny valstybės valdomas įmonės, viešasias įstaigas, kaip pavyzdžiui Vilniaus šilumos tinklai, Vilniaus vandenis ar ten energetikos įmonės. Bet kai mes kalbam apie tą skaičių, kurį aš paminėjau, tai yra tie 24 000 valstybės tarnautojų, ir pavyzdžiui 24 000 įskaitant visus kitus, tai čia yra kalba eina apie įstaigas, kurios vykdo viešąjį administravimą. Tai yra apie valstybės ir savivaldybių įstaigas. Viso tų įstaigų yra 383, labai paprastai atsiminti, 383. Ir iš tų įstaigų valstybės tarnautojų vadovų yra maždaug apie pusę. Kitom įstaigom vadovauja žmonės pagal darbo sutartį dirbantis įstaigų vadovai. Tai ar mes esam didžiausias darbdavys? Manau, kad ne. Nes sakau, kad reikia atskirti tą viešąjį sektorių, kur norim pavadinti visas valstybės įmonės irgi tuo viešojo sektorium. Tai be abejo, jie irgi tarnauja Lietuvos žmonėm, teikia gyvybiškai svarbias paslaugas, bet žmonės, kurie dalyvauja valstybės valdyme, tai jų yra 383 įstaigose. Tai dabar, kad teisingai taip suprasčiau iki galo, tai jūsų agentūra atrenka ir globoja žmonės, kurie nėra valstybės tarnautojai. Kurie yra valstybės tarnautojai, įstaigų vadovai. Tai tie įstaigų vadovai, kurie yra valstybės tarnautojai, tai jų atranka yra centralizuota. Tas reiškia, jog tokį įstaigos vadovą privalu atrinkti per viešojo valdymo agentūrą. Per centralizuotą atranką. Ir tik vadovai pas jūs. Privaloma centralizuota atranka yra tik įstaigų vadovams. Kitų valstybės tarnautojų atranka dabar yra vykdoma mišriai. Anksčiau būdavo privalomai tik tai per viešojo valdymo agentūrą, bet nuo šių metų įvyko pokytis, kai įstaigos gali ir pačios vykdyti atranką, bet statistika rodo, kad maždaug pusė organizacijų vis tiek pasirenka atrankas vykdyti per viešojo valdymo agentūrą. Aha. Tai kaip bebūtų, jūs esate didžiausia galvų medžiotojų organizacija Lietuvoje? Drįsčiau taip sakyti. Tai tai čia ir prasideda įdomioji dalis, ne? Gerai, dar prieš tęsiant statistikos, kiek iš tų 25 000 vadovų yra vyrai ir kiek moteris ir koks jų amžius? Čia nėra 25 000 vadovų. 25 000 viso yra valstybės tarnautojai dirba. Okay. O įstaigų vadovų pozicijų yra 171 ir maždaug po 30-50 mes
kasmet atrenkam naujų, nes pasibaigia kadencija, išeina, kaita įvyksta. Tai 171 įstaigos vadovas egzistuoja valstybės tarnautojas, kurių centralizuotą atranką vykdo viešojo valdymo agentūra. Aha, tai jūs esate kaip valstybės personalo skyrius, kuris atrinkinėja vadovus, va to 170. O čia tikrai reikia va, tokios organizacijos kaip jūsų, čia negalima kaip nors su mažesniais resursais, ar tiesiog pasamdyti, kad kas nors samdytų tos vadovus? Nu, iš tikrųjų, mes ir pasitelkiam galvų medžiotojus irgi. Pavyzdžiui, 8 atrankose šiemet buvo pasamdyti. Iš tų 8 atrankų, 5 atrankose tie sumedžioti, suheadhuntinti žmonės pateko į finalinę atrankos etapą. Čia jau kai ministras arba vyriausybės vadovas atsirenka ir 3 iš jų buvo tie laimėtojai atrinkti. Aha. Ar galima mažesniais resursais? Matyt, klaidinga būtų taip kalbėti, nes šita įstaiga nėra įsteigta vien tik tai vadovo atrankai. Jinai turi tokias, sakyčiau, gal 4 svarbias sritis. Tai viena yra būtent personalo valdymo politikos formavimas, tos valstybės tarnybos ir darbo sutartininkų, yra centralizuotos atrankos vadovų, yra visi kiti procesai personalo, kurie vyksta valstybėje, tai jų efektyvinimas, pažangios valdysenos, gerųjų praktikų sklaida ir dar tokia labai minkšta, bet nemažiau svarbi, tai pozityvios imidžo tokio formavimo viešajame sektoriuje, kad mes esam patrauklus darbdavys. Aha, o dabar po truputėlį darosi aiškiau. O kas atsakingas, nes aš tada skaičiau, kad va, iš tų 900 000 dirbančiųjų Lietuvoje apie pusę jų yra tie, kurie dirba ne versle, o dirba viešajam, valstybiniam arba nevyriausybiniam sektoriuje. Tai apie 400 000 žmonių. Galvoju, kas visus kitus juos prižiūri? Ar reikia kiekvienam po prižiūrėtojo? Aš galvoju, jūs prižiūrit vadovus, jūs prižiūrit valstybės tarnautojus, ar ne? Ir čia sumoje yra kiek iš viso žmonių? Tai buvo 50 000 suma. 50 000. Supratau. Gerai, po truputėlį aiškiau, nes, Ar reikia jiem kažkokio prižiūrėtojo? Tai žiūrėkit. Tai šiaip tas prižiūrėtojas ir taip egzistuoja, nes yra darbo kodeksas, galiojantis visiems pagal darbo sutartį dirbantiems žmonėms. Ir valstybės tarnybos įstatymas, jis atsirado ir išskyrė iš tos visos bendros masės kitus žmonės, nes jiems yra keliami kokie nors ypatingi reikalavimai. Aukštesni skaidrumo, parengties, atsakomybės. Ir taip gimė valstybės tarnybos įstatymas. Ar tokiai mažai grupiai žmonių reikalingas atskiras įstatymas? Aš dabar jaukiuosi, draugė įsidarbino į Siemensą dirbti ir Siemensą per visą pasaulį dirba 300 000 žmonių. Ir jie neturi atskiro įstatymo, bet turi reglamentuotas procedūras. Tai tos procedūros, kas ir yra pas mus tas valstybės tarnybos įstatymas, matyt reikalingos tam, kad būtų skaidrumas, labai aiškios garantijos ir reikalavimai, nes jeigu kažko reikalauja, tai už tai mainai suteikia kažkokią papildomą garantiją. Šiaip valstybės tarnyboje, valstybės tarnautojams yra toks amžiaus cenzas, kad iki 65 metų. Ir paskui įstaigų vadovui gali būti leista tik tai po to amžiaus pabaigti savo kadenciją. Virš 65 metų net aplikuoti negali į įstaigos vadovo pareigybę. Bet jeigu mes šiandien žiūrėtumėm iš tų mūsų turimų įstaigų vadovų, kaip pasiskirsto pagal amžių, tai pusė jų yra nuo 51 iki 65. O kita pusė pasiskirsto tarp nuo 30 iki 40 ir nuo 40 iki 50. Ar jaunėja vadovai paskutiniais metais? Daugiau atsiranda toj grupiai, kuri yra nuo 30 iki 40. Bet iki 30 metų įstaigos vadovo valstybės tarnautojo turim tik vieną. Gal normalu, aišku, čia ir patirtiesgi klausimas, ar ne? Ypatingai, kai dabar mokyklą baigė 19 metų ir paskui mokosi 4 metus bakalaureate ir 2 metus magistratūrai, nes mes turim tokį dar kietą reikalavimą įstaigų vadovams. Tu privalai turėti magistro laipsnį. Tai matyt tada natūralu. Nes 19 baigi, dar 6 metus mokaisi, tai tau jau 25 metai. Seniau turbūt, ypač jaunimui, ambicingam jaunimui, siekiantiems kažkokios vadovo karjeros, valstybės sektorius atrodo, kad visiškai nepatrauklus. Ir pirmiausia dėl to, kad negalima uždirbti normalus atlyginimus. Yra nustatytos ribos ir tu ten stenkis kiek nori, daugiau neuždirbsi. Ar šiandien kas nors keičiasi?
Tas pokytis įvyko su taip vadinama valstybės tarnybos reforma. Čia dabar kažkada. Nuo šių metų pradžios. Tai ta valstybės tarnybos reforma tikrai turi daug kritikų, bet aš manau, kad be to žingsnio sutvarkant vadovų atlyginimus, tai jinai būtų tiesiog neįmanoma, nes tikrai iki to laiko situacija buvo apgailėtina, aš sakau. Ir dėl to, kad tie vadovai įstaigose ten jie buvo skirtingų statusų, pavyzdžiui, politikas arba valstybės pareigūnas, jis tada vadovauja ir valstybės tarnautojams, ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį, jų atlyginimai yra reguliuojami skirtingais įstatymais ir buvo tokių kuriozinių situacijų, kaip pavyzdžiui valstybės pareigūnas, kuris vadovauja įstaigai, pavaldūme turi valstybės tarnautojus, kurie kokiais 300 eurų į rankas uždirba daugiau negu tų įstaigos vadovas. Ir tikrai buvo laikas sutvarkyti ir aš manau, kad tie atlyginimai šiandieną jau yra sutvarkyti. Mes žiūrėjome vidurkį, kiek dabar būtent apie tas įstaigas kalbant, kur valstybės tarnautojai vadovauja. Tai atlyginimai yra maždaug nuo 4200 iki 6800. Čia ant popieriaus. Popieriniai. Mes, aišku, šiandien čia juokavom su vienu verslininku, nežinau, kiek tiksliai ten jis pasakė, kad Vilniaus mero liktai atlyginimas ar 2700, palei 3000. Tai galvojom, nieko blogo nenoriu apie merą pasakyti, bet, už 3000 valdyti tokio dydžio miestą, sunku prisitraukti kompetenciją atitinkamą, ar ne? Tai ten pokytis irgi įvyko, tai matyt kalbėjot būtent apie senus atlyginimus, nes kai pakeitė atlyginimus vadovams, taigi jie tikrai yra pririšti ir prie politikų atlyginimo, nes turi kaskaduoti. Tai politikam buvo priimtas toks įstatymas, kad įsigaliojo nuo naujos kadencijos. Tai kai jau naujas meras atėjo ir nauja kadencija, tai tas atlyginimas tikrai ten yra didesnis. Tai dabartinis meras jau uždirba daugiau. Lygiai taip pat, kaip dabar ateinantis nauji ministras pirmininkas, ministrai ir Seimo nariai tame tarpe, irgi jau atlyginimai bus didesni. Tiesiog konstitucija pas mus pasako, kad politikai patys savo negali atlyginimo pasididinti, dėl to praeitoj kadencijoje priimtas įstatymas įsigaliojo politikam tik nuo naujos kadencijos. Jau 6800, sakė, didžiausias atlyginimas ant popieriaus, čia rankas gausi kokie netoli 5000 turbūt, ar ne? Tas didžiausias atlyginimas, čia aš jums kalbėjau apie faktinę situaciją, nes pažiūrėjom, kokie atlyginimai, bet didžiausias galėtų būti iki 7200. Bet mesgi prekiaujam vertę, ne tik pinigais. Viešasis sektorius išskirtinis yra būtent tuo, kad čia yra labai daug prasmės ir galimybės prisidėti prie šalies gerovės. Gerai, tai apie tą gerovę mes pakalbėsim atsisėdę jau dabar. Gerai? Ana išsitraukė, matau, kompasą, turbūt nebereikalo. Nebereikalo. Su kokia čia mintis? Vis galvojom, kas galėtų būti tas simbolis, kuris apibendrintų, matyt, visas tas savybės įstaigos vadovo, iš ko mes tikimės viešajame sektorėje. Tai buvo dar viena alternatyva, galėjo būti diržas. Nes viešajame sektorėje arba lupt, arba susiverš diržus. Bet pasirinkom kompasą. Nes manom, kad labai į šį daiktą visi trys dalykai apie vadovą sueina. Tai pirma, tai yra vertybinis kompasas, kas yra labai svarbu. Antra, tai yra ta kryptis, tikslas, kuria linkme reikia judėti viešajame sektorėje. Šiaip, ne tik viešajame sektorėje, matyt, kiekvienam vadovui, kas yra svarbu, kur tas tikslas ir kur kryptis. Ir trečias, kai reikia pasirinkti, kai būna sudėtingos situacijos. Tai tas sprendimų priėmimas viešajame sektorėje yra ta dalis, kur aš vadinu, taip gimsta biurokratai, kai kas nors priima sprendimą ir paskui gauna už tai lupt. Tai kiti, kurie pamato tą istoriją, arba tas pats žmogus, kuris jau turi sunkios patirties, kai iš klaidos neleista pasimokyti, o norima nubausti, tai taip gimsta biurokratai. Nes mesgi biurokratų į viešojo sektorių taigi neatsirenkam. Mes renkamės veržlius, protingus, kryptingus, su tikslais, bet jie iš kažkur paskui atsiranda. Bet kažkur viešajame sektoriuje jie paskui atsiranda. Ir aš manau, kad vienintelė teisinga kryptis tai yra ta, kad
tie nauji vadovai, kurie ateina ir būna drąsus priimti sprendimus, atneštų kartu su savim tą kultūrą, kur vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau viešajame sektoriuje atsirastų kultūros mokytis iš klaidų, o ne ieškoti kaltų. Kaip ten sakė, nepraleiskit geros krizės, jo? Nepameskit geros krizės. Tai lygiai taip pat, man atrodo, čia. Kiekviena klaida yra galimybė išmokti ir pasimokyti. O mes per tą paiešką paskui kaltų praleidžiam unikalią galimybę mokytis iš klaidų. Mano tokia pagrindinė mintis šiandien apsilankant pas jūs yra, paneigti mitus susidariusius, ne? Kad valstybės tarnyba tai yra nuobodu, kad nedidelis atlyginimas, kad nėra jokios laisvės, kad esi įspraustas, apribotas ir kad su kiekvienam pasikeitimu valdžios tave išmes iš darbo. Tai pradėkime iš eilės kaip nors turbūt. Atėjau, gavau kabinetą, dažniausiai su dvigubom durim, raudonmedžio stalu ir girgžančiom tokiam spintom. Gavau taisyklių, gavau seną komandą, kuri jau daug metų ten dirba ir nieko keisti nenori. Ir jeigu aš kažką judinu, tai visi manim nepatenkinti, visi mane skundžia ir vienai per kitaip aš iš tos sistemos pasitraukiu. Arba mane patraukiu. Aš nenoriu skambėti taip besiteisinančiai, nes kaip ir sakiau, aš esu viešojo sektoriaus žmogus, kuris pradėjau karjerą viešajame sektoriuje ir taip nuosekliai keliavau per skirtingas įstaigas. Tai man sunku sugalvoti, ką nors įdomiau už viešąjį sektorių ir ką nors plačiau, nes tas mastas, kurį čia gauni, galimybė, kiek tu gali matyti, prie kiek duomenų gali priimti, kokį poveikį tavo priimtas sprendimas turi žmonėms, tai man į galvą neateina nei vienas verslas, kuriame būtų tiek duomenų, tiek galimybės analizuoti, vertinti. Ar nėra ten tų medinių durų kažkur, nežinau, matyt, kad yra. Matyt, kad yra, mes susidurėm, pavyzdžiui, su problema regionuose, ieškant vadovų. Nes net kai pasamdom galvų medžiotojus, tai jie ten tiesioginė ta žodžio prasme iššukuoja visą regioną, bet į konkursą ateina vis tiek kokie 1-2 ir rezultate būna, kad ir konkursas neįvykęs. Tai yra Vilnius ir yra regionai, nors man atrodytų, kaip pavyzdžiui savivaldybių kontrolieriai, yra tokia pareigybė, tai yra įstaigų vadovai, ir darbas labai prasmingas, tiesioginė galimybė prisidėti prie savo regiono gyventojų gerovės, skaidresnio savivaldybės darbo organizavimo. Ir jie nėra populiarūs. Tikrai sunku pritraukti žmonės, kurie nueitų eiti dirbti ten. Tai ir sakau, kad jeigu mums pavyks šiandien pareklamuoti, kad tai vis tik yra gera darbo vieta, ne? Nes, kaip sakau, pilni esame visokiausių mitų apie valstybės tarnybą, ne? Tai apie atlyginimus pakalbėjom, liktai supratom, kad atlyginimas gali būti normalus, rinkos atlyginimas ir konkuruoti su verslu. Šitą supratom. Tada kaip yra su ta kūrybos laisvė? Kiek aš ten galiu nuveikti, kažką keisti? Mane vilioja labai tas prieimas prie duomenų ir prasmė. Šitie dalykai mane vilioja, bet aš galvoju, kad jeigu aš įsidarbinsiu, tai aš būsiu apribotas labai daug taisyklių, rėmų, procedūrų ir nieko aš ten greitai nenuveiksiu. Plius, kad dirbu ne vienas, man reikia bendrauti su kitom valstybės įstaigom, ir finale aš atrodau kaip prastas vadovas, kaip besistengčiau. Taisyklės tikrai yra, nes čia yra ta teigiama biurokratijos pusė, nes tai yra apie tvarką, apie tai, kad tos taisyklės turi egzistuoti. Bet ar tu gali ką nors keisti? Ne kiekvienas procesas yra sureglamentuotas iki ten paskutinių varžtų. Ir keisti tikrai galima. Aš dažnai miniu, pavyzdžiui, klientų patirties valdymo, klientų aptarnavimo kontekste. Tiem žmonėm, kurių sritis tai yra, tai čia yra ir iššūkis ateiti ir tą sutvarkyti, bet ir milžiniška galimybė. Kaip pavyzdžiui, kokia nors didelė organizacija, dabar galvoju, pavyzdžiui, Sodra. Pirma, pati organizacija yra didelė, ir jos klientai tai yra, matyt, visi šalies gyventojai. Darbingo amžiaus ir pensininkai visi yra Sodros klientai. Tai klientų valdymas ten tikrai yra kur pasireikšti. Ir čia norit pasakyti, kad kai sistema nėra sutvarkyta, yra lengviau parodyti rezultatą, ne? Gali visai gerai atrodyti kaip vadovas, jeigu turi įgūdžių tą tvarkyti.
Labai paprasta pamatyti apčiuopiamą rezultatą ir greitą rezultatą. O negali paneigti, kad tos mažos pergalės labai prideda motyvacijos. Tai pasitenkinimas, kad tu galėjai kažką nuveikti ir duoti rezultatą kažkokį. Nu, tos taisyklės, apie kurias sakot, gausit šitą milijoną taisyklių, tai tas taisyklės taigi ir kuria viešasis sektorius. Mes, pavyzdžiui, su jumis dabar sėdėm vidaus reikalų ministerijos patalpose. Tai galimybė kažką pakeisti, kad tose taisyklėse būtų efektyviau, greičiau ir visai kaip yra būtent šitų žmonių rankose. Ar jūs konkuruojat su verslu šiaip, ar ne, dėl vadovų? Manau, kad taip. Suvokėt tą labai aiškiai, kad jums reikia konkuruoti su verslu. Kas būna jūsų stipriausi argumentai be atlyginimo ateiti vadovams į viešąjį sektorių darbus? Vertė. Vertė. Ir iš pretendentų, kurie ateina į vadovų atrankas, tas labai matosi. Nes tai būna žmonės, kurie pabandė jau save pelną siekiančiose organizacijose, kur kaip ten bebūtų, bet vis tiek vienintelis siekis yra pelnas. Nes tam verslas yra skirtas. Taip. O čia ateini ir gauni galimybę visiškai susifokusuoti į kuriamą vertę valstybei. Iš vienos pusės galvoju, tai yra ir džiaugsmas, kada tau nereikia galvoti, kaip uždirbti savo ir darbuotojams susirinkti atlyginimą, kad žinai, kai sueis diena ir atlyginimas išmokėtas ir tau tiesiog reikia eiti per funkcijas kažkokias, per projektus ir juos valdyti. Čia ta vieta, kur šiaip aš rekomenduočiau ateinantiem į viešąjį sektorių, kai nusprendžia aplikuoti į vieną arba kitą poziciją, irgi vis dėlto pasidomėti finansinėm ataskaitom. Kaip jos atrodo. Nes kai kalbėjau apie verčiam diržus, tai viešajame sektoriuje yra nuolat keliami reikalavimai dėl efektyvumo didinimo. Ir aš rekomenduoju susipažinti su finansinėm ataskaitom, su įstaigos veikla, nes visiškai negalvoti apie pinigus nesigaus vis tiek. Kas kontroliuoja tos vadovus, kam jie yra atskaitingi? Kas jiems nustato KPI-sus visus? Tai šiaip KPI-sai pareina iš strateginių šalies dokumentų. Jeigu teko girdėti, Lietuva 2050, kai yra pažangos strategija, Taip. Nacionalinio pažangos plano rodikliai, kur šalis pasako, kur mes norėtume būti 30 metais. Ir tie KPI-sai, jie yra kaskaduojami iki įstaigų vadovų ir tikimasi, kad įstaigų vadovai organizuoja veiklą organizacijos taip, kad pasiektų tuos tikslus. O kas tas žmogus, tai jeigu steigėja įstaigos yra ministerija, tai yra ministras dažniausiai. Jeigu tai yra vyriausybės įstaiga, tai yra ministras pirmininkas. Jeigu kalbam apie savivaldybės įstaigas, tai dažniausiai tai būna pačios tarybos arba merai. Aha, tai ne jūs esat ta priežiūros institucija, jūs tik tai atrankos institucija, ne, ir paruošimo, parengimo. Taip, mes iš principo esam tie, kas ateina į pagalbą įstaigom, kurios ieško įstaigų vadovų, pavyzdžiui, ministerija. Ministerija ieško pavaldžios įstaigos vadovo, tai mes padedam suformuoti tuos reikalavimus taip, kad skelbime įstaigos vadovo atranka būtų labai aišku, ko iš to vadovo tikimasi, kokia yra aplinka, kokie lūkesčiai jam bus suformuoti 5 metų kadencijai. Ir dabar tas pokytis labai akivaizdus. Jeigu anksčiau skelbimas įstaigos vadovo atranka atrodydavo kaip ten pareigybės aprašymas ir atlyginimo rėžis, tai šiandieną ten yra labai daug informacijos apie pačią įstaigą, apie tai, ko tikimasi iš vadovo, kokie tie būsimi KPI-sai yra. Jeigu aš sugalvojau aplikuoti ir taip jau nutiko, kad laimėjau, ar yra kažkoks apmokymas? Nes jeigu aš atėjau iš verslo, ne, tai aš esu pripratęs prie vienokios tvarkos, ne, o čia atsiranda kiti reikalavimai. Ar yra kažkoks įvedimas, supažindinimas, kažkoks onboardinimo procesas? Onboardinimo procesas, aišku, egzistuoja ir pačioje organizacijoje, nes ypatingai jeigu tai yra didelė organizacija, tai kaip taisyklė ten bus personalo valdymo padalinys, jau ta visa kažkokia vadovų komanda suformuota ir jie irgi dalyvauja tam procese, bet viešojo valdymo agentūros vaidmuo, kur būtent tikslas yra pagelbėti, tai mes tokius vadovus įtraukiam iš karto į tinklaveiką įstaigų vadovų. Kas tai yra? Tai yra toks formatas, kur įstaigų vadovai susitinka ir turi galimybę pasimokyti ko nors, pasidalinti patirtim, aptarti ir spręsti sudėtingus klausimus. Tada yra tokia mokymų platforma Moodle,
kur yra 9 moduliai kompetencijų, tokie profesiniai ir 9 bendrėjai, būtent skirti tam, kad vienoje vietoje rasti koncentruotą informaciją apie tai, kas yra vadovui, arba must have, arba tai, kas yra aktualu viešajam sektoriui, tai būtent strateginis planavimas, viešų ir privačių interesų derinimas, viešieji pirkimai, visi tie baubai viešojo sektoriaus, kur iš privataus sektoriaus atėjęs žmogus tikrai nežino ir gali paprastai vienoje vietoje rasti, o ne brauzinti paskui visų galimų įstatymų ir iš to mokytis. Atlyginimas mane tenkina. Netyčia laimėjau konkursą. Apmokinot mane, supažindinot, įtraukėt mane į valstybinių įstaigų vadovų tinklą, kur aš su visais bendrauju. Ką aš toliau noriu padaryti? Noriu suformuoti savo komandą. Kiek aš tame turiu laisvės? Ar vėl kiekvienas tas po manim esantis koks nors ten, nežinau, departamento skyriaus vadovas vėl turi eiti per kažkokią procedūrą, ar aš galiu tiesiog žmonėms, kuriais pasitikiu, pasikviesti darbą, pasiūlyti jiems atitinkamą atlyginimą ir taip pat statyti struktūrą? Tai pokytis, kuris įvyko nuo šių metų pradžios ir aš įvertinu kaip labai vadovui atrišantį rankas, tai dabar jau nebenustatomas didžiausias leistinas etatų skaičius. Nes anksčiau tai būdavo taip, kad tau pasako, kad jeigu tu esi, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerija, tai pas tave gali būti tik tai 200 etatų ir ne vienu daugiau. Tai šiuo metu yra atsisakyti tokio reguliavimo iš viršaus ir įstaigos vadovas gali pats nuspręsti turimo darbo užmokesčio fondo rėmuose, kiek žmonių jam reikia tikslam pasiekti. Okay. O atlyginimai tiem žmonėm yra nustatomi pagal darbo apmokėjimo sistemą. Ir aš žinau, kaip kvailai tai skamba žmonėm iš verslo, nes jie iš karto klausia, o tai kaip jūs anksčiau nuspręsdavot, kokią atlyginimą mokėtą, kauliukus mesdavot? Tai ne, anksčiau būdavo rėžiai valstybės tarnybos įstatymė, kurie nustatydavo, kad tokiai pareigybei galima mokėti nuo iki koeficientais, kuris ten dauginamas iš bazinio dydžio ir dar ten priedai priemokos. Tai šiandien yra pasakyta, kad viešasis sektorius eina link darbo kodekso reguliavimo, kalbant apie darbo užmokestį. Ir valstybės tarnybos įstatymė yra pasakytos tik grindys, čia apsaugant tuos pačius darbuotojus, kad jie nedirbtų už MMA, nes kvalifikuoti darbuotojai ir taip negali dirbti už minimalų atlyginimą. O lubos jau nustatomos darbo apmokėjimo sistemoje. Tai šita vadovo laisvė, kuri atsirado. Ir valstybės tarnyboje aš vertinu tai kaip proveržį. Tai žodžiu, darbo užmokesčių fondo ribose aš galiu priimti kiek noriu žmonių ir mokėti kokį noriu atlyginimą. Ir mokėti atlyginimą pagal darbo apmokėjimo sistemą. O darbo apmokėjimo sistema, kuri šiaip yra prievolė pagal darbo kodeksą ir versle turėti bet kuriai organizacijai, tai jinai yra nustatoma suderinant su darbuotojų atstovais. Tai arba darbo taryba, arba profesinė sąjunga, jeigu tokia egzistuoja. Ir jeigu jau jinai organizacijoje patvirtinta, tai yra skaidrumo užtikrinimas, kad tu žinai, kad tokį darbą dirbantis žmogus šitoje organizacijoje gali uždirbti nuo iki ir kaip taisyklė to rėžio plotis yra nedaugiau kaip 40%. Tai yra nuo medianos 20 aukštyn ir žemyn. Dėl galimybės priimti, ką noriu. Taip. Ką noriu. Tai yra toks konkursinių pareigų sąrašas. Ir jeigu ta pareigybė yra konkursinių pareigų sąraše, tai tu privalai paskelbti atranką. Ir tai yra padaryta skaidrumo vardan. Nes jeigu irgi neigiant tuos mitus, kad viešajame sektorije nepotizmas čia bujoja, dirba tik draugai, tai yra tokie saugikliai, kaip pavyzdžiui konkursinių pareigų sąrašas. Tai visos vadovaujančios pareigybės yra tame sąraše. Ir valstybės tarnautojai tarp įstaigų gali judėti į to paties lygio arba žemesnės pareigas, bet jeigu tu nori priimti žmogų iš šalies, tu privalai paskelbti atranką. Apie saldainius noriu paklausti. Kažkas turi laimėti konkursą, ne, kad jums saldainius tiektų. Kaip atsiranda saldainiai? Ir čia ne su jūsų, nemato žiūrėjau, čia su jūsų logotipu yra viešojo valdymo agentūra. Kiekvienas centas viešajame sektorėje yra leidžiamas per viešųjų pirkimų procedūras. Tik mažesniems sumom yra supaprastintos taisyklės. Pavyzdžiui, iki 15 000 eurų galima pirkti paprasčiau. Pavyzdžiui, tik pasikreipiant į 3 teikėjus, apklausant, jie pateikia ir tu sudarai sutartį su geriausiu pasiūlymu. O viskas, kas yra brangiau, yra viešųjų pirkimų procedūros. Kam jums saldainiai? Reprezentaciniais tikslais. Teskim toliau. Esu vadovas. Mano motyvacija be to bazinio starto atlyginimo
ar aš turiu kažkokius rodiklius, kurie man leidžia uždirbti daugiau. Nu, esu girdėjęs, net nežinau, geležinkeliai ar ten oro uostas, nuvaldomo turto, ten jie kažkokį procentą liktai gauna, jis mažėja ar didėja ir panašiai. Kokia čia praktika yra šitam sektoriui? Tai praktika yra tokia, kad yra galimybė mokėti vienkartinės išmokas, tai ką vadina premium verslas, ir jas galima mokėti už išskirtinį indėlį ar už kažkokią užduotį suformuluotą labai sudėtingą. Yra priemokos už padidintą krūvį, nes tikrai būna tokie etapai, kaip, pavyzdžiui, ypatingai tos krizės, migrantų banga, pavyzdžiui. Tai tie žmonės, kurie turi ambicijos ir motyvacijos ir gebėjimo ir įsitraukia, tai jiems yra atlyginama už tą darbą. Tarnybinį automobilį galiu turėti ir važinėti su juo namo ir savaitgaliais. Kam jis tai reikalingas, galvoju, tas tarnybinis automobilis? Tiek atsakomybės, tiek galvos skausmas, svetimas automobilis. Bet galvoju, kiek čia verslė tai yra įprasta, ar ne, jeigu ten įstaiga paskyrė vadovui automobilį ir jeigu jis naudoja asmeniniam reikmėms, susimoka ten atitinkamus pajamas natūrą, ar ne, bet jis žino, kad jis gali turėti automobilį. Kaip yra jūsų atveju? Nes tai yra toksai gan dažnas priedas, ar ne, ir kaip bonusas vadovui. Ir jis gali vairuoti gerą mašiną. Ne. Valstybinė sektoriai jau iš principo gerą mašiną neįmanoma. Nu, prabangesnė turiu omeny. Gerai yra bet kurie, ne? Sakau, pati geriausia iš vis yra valdiška mašina, ne? Aš nežinau, ar jums patiktų, jeigu socialinės apsaugos ir darbo ministras, pavyzdžiui, važinėtų su kokiu nors prabangiu, nu, kad čia tokia prabangesnė sugalvoti, Jaguaru. Man nepatiktų. Man atrodo, kad visa tai vis tiek galiausiai eina iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir man, žinot, patiktų bet kokios vadovo taisyklės, jeigu jis padaro taip, kad mums nuo to visiems geriau. Nu, tai ne. Ir jeigu tai yra jo kaina, tai ir man ta kaina tinkama. Tinkama. Bet vėl, aš galvoju kaip kapitalistas šitoje vietoje, ne? Tai organizacijos kažkokį automobilių parką turi, bet taip, kad vadovas atėjęs į valstybės tarnybą gautų gerą automobilį ir galimybę jo važiuoti namo, tai ne. Matyti tas pareigybių sąrašas, kuris turi vairuotojus. Ir jeigu prisimenat, buvo toks atvejis, kai prokuroras, man atrodo, pėsčiųjų perėjoj užkabino kažką. Ir tada buvo pagalvota, kad matyt tikrai turėtų būti tas pareigybių sąrašas, kur galėtų turėti tuos vairuotojus, nes tam vadovui galvoj tiek visko, kad jis kol vairuoja, tai ir laiko daug praleidžia. Tas vairuotojas galėtų jam sutaupyti tą laiką, kol jis tam pačiam automobiliai kažką skaito, į kažką gilinasi, apie kažką galvoja, kažkam ruošiasi. Bet taip, kad visi valstybės tarnautojai, įstaigų vadovai turėtų asmeninius automobilius ir vairuotojus, taip nėra. Nu, čia galvoju, čia gal dvipusė, nes versle labai nedidelis procentas vadovų turi asmeninį vairuotoją, kai tuo tarpu valstybiniam sektoriuje turbūt tikrai nemaža dalis turi vairuotoją. Ministrai turi vairuotojus. Kitas vėl klausimas. Bet atsakėt man į visus man kylančius klausimus ir rūpesčius, bet aš pamačiau atėjęs, kad komanda manęs netenkina. Kiek paprasta procedūra man atleisti žmonės, kurie jau dirba ten ir 30 metų. Aš matau, kad gal galėčiau ir geresnių žmonių susirasti. Genialiausia, ką sugalvojo darbo kodeksas, yra šalių susitarimas. Jeigu kalbama apie atleidimo procedūras, tai jos yra, šiaip matyti tokios pačios kaip ir pagal darbo kodeksą. Nes yra visi įspėjimo terminai, turi būti priežastis, dėl ko tu atleidi. Ne šiaip, kad akių spalva nepatiko, bet tas žmogus Su išeitiniam, su priedais gali susitarti ir... Šalių susitarimų taip, bet yra ir kitos organizacijos, kaip pavyzdžiui, bet tu tikrai tada privalai turėti argumentų, kodėl šis žmogus netinka tom pareigom arba jo paslaugos yra nebereikalingos. Gerai. Dar man įdomus procesas yra headhuntinimo. Kaip jūs, ar būna taip, nes vėl iš verslo žiūrint, ne, aš nusižiūriu kokį nors žmogų, kuris man tiktų, gal net iš kokio konkurento ir samdau, sakau, man reikia konkrečiai šito žmogaus. Ar pas jūs taip vyksta? Į konkursinės pareigas taip nesigauna. Tai kam tada jums samdyti headhunterių kontorą? Tam, kad pritraukti tuos žmonės kompetitingus į atrankos procesą. Jie tiesiog ateitų į konkursą pabandyti, ne? Taip. Jeigu aš noriu patekti į
į valstybės tarnybą, tapti vadovu. Ką aš turiu daryti? Kur aš turiu pasirodyti? Kokie yra minimalūs reikalavimai, kad aš turėčiau šansą? Nu, yra tie tokie kietieji reikalavimai, apie kuriuos aš minėjau, tai yra tas amžius. Ne vyresnis negu 60. Ne vyresnis negu 65 metų. Yra išsilavinimas, turi būti Minimum magistro laipsnis. ES oficialios kalbos mokėjimas nežemesnių nei B2 lygmenių. Čia toks pažangus. Bet kuri, išskyrus lietuvių kalbą, kurią kalbame Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje, taip. Tai pavyzdžiui, Lenkų irgi skaitosi. Dažniausiai įstaigos nustato, kad tai turėtų būti anglų arba vokiečių. Ir tą įrodymą, kad tu tą kalbą moki, irgi reikia pristatyti. Nu, nepakanka pasakyti, aš tai kalbu. Va, reikia nueiti pasitikrinti arba būti baigus aukštą išsilavinimą kur nors nelietuvių kalba. Va, tai tada jis yra pripažįstamas jau už tą lygmenį. Ir dar įstaigos gali pasirinkti vadovaujamo stažo trukmę, kiek reikalauja įstaigos vadovui. Tai, kad, pavyzdžiui, nuo 3 iki 7 metų gali pasirinkti, dažniausiai pasirinka kokius 5 metus. Tokie yra tie kietieji reikalavimai, o minkštieji reikalavimai, tai mes prieš skelbiant atranką su įstaiga labai kalbam apie tai ko jie tikisi iš vadovo. Kokia situacija yra įstaigoje, kas nusimato per tą kadenciją. Ir iš ten jau tada išeina, ko reikalauja, kokios kompetencijos tikimasi iš to vadovo. Ar lietuviškos valstybinės įstaigos vadovų gali tapti imigrantas pačios aukščiausios kvalifikacijos? Reikalavimas yra Lietuvos pilietybės. Lietuvių diasporos atstovai, kurie yra išvykę, pavyzdžiui, labai seniai, bet iki šiol turi Lietuvos pilietybę, tikrai jo galėtų tapti. Mūsų skelbimai labai dažnai LinkedIn'e ir yra anglų kalba, būtent nukreipti į juos, kad grąžinti lietuvius. Kokiu esate turėję kuriozinių situacijų atrankos procese? Aš kadangi esu nauja vadovė, čia 2 mėnesiai su biškiu kaip vadovauju, bet kolegos pasakoja, tai aš jums pasidalinsiu savo patirtim irgi. Kolegos pasakoja, kad kuriozinė situacija buvo, kai atrankos metu, kuri vyksta gyvai, pretendentas paprašo 5 minučių pertraukėlės. Jis išeina, pradeda ieškoti, kur jis yra, o jis dingęs. Negrįžo į atranką. Tai dabar jau, kaip dėrybose, nieko neišleidžia niekur, iki pabaigos niekur negalima išeiti atrankoje. Ir matyti šitos skaudžios patirties viešojo valdymo agentūros darbuotojų, aš kaip pati dalyvavau atrankoje, tai va, tas kompetencijų vertinimas, kurį aš jums minėjau, tai yra toks 2 valandų pokalbis, pradžioje yra 2 valandų pokalbis su psichologais. Nu ir aš jau per tas 2 valandas, jau ten to vandens visą butelį išgerusi, jau labai norėčiau išeiti, bet jie neišleidžia, nes pasimokė, turėjo skaudžios patirties, kaip pretendentas išėjo ir negrįžo. Gerai, ar yra viena kažkokia vieta, kur aš galiu pamatyti visus konkursus, kur ir šiandien yra laisvos darbo vietos? Tai ta informacija apie visus skelbimus yra mūsų portale. Dar mes ją viešinam per LinkedIn. Įstaigų vadovų atrankos labai dažnai yra viešinamos ir per verslo žinių kanalą. Tai tikrai informacijos būna daug. Tai yra pareigos ir atlyginimas nurodomas, taip? Atlyginimo rėžis yra nurodomas. Bet aš, kadangi rekomenduoju susipažinti su įstaigos veikla ir kas yra labai patogu, viešajame sektoriuje visi tinklalapiai, jie yra maždaug standartiniai, nes yra tokie reikalavimai interneto svetainėm, kur yra pasakyta, kokia informacija turi būti skelbiama, tai jau jeigu ten vienoj organizacijoje radai, tai labai paprastai rasi visose kitose, nes standartiškai yra įdėta. Tai aš visada vis tiek rekomenduoju nueiti ir susipažinti su faktinė įstaigos situacija. Su finansinė atskaitomybė, pasižiūrėti, kokie tie atlyginimai yra realybėje, nes yra skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį tos organizacijos ir atnaujinama kiekvieną ketvirtį. Ir ten yra tie tikri skaičiai, jau neberėžiai, o tikra informacija apie tai, koks yra įstaigoje vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybės. Kiek uždirba departamentų direktoriai, kiek uždirba padalinių kitų vadovai ir koks buvo prieš tai to įstaigos vadovo atlyginimas, visa ta informacija yra vieša. Supratau. Aš šiaip džiaugiuosi, nes turiu ir pažįstamų, kas iš verslo yra nuėję į valstybinį sektorių ir matau, kad ta situacija ženkliai yra pagerėjusi ir kad jie gana noriai eina ir mato tame prasmės. Ir tikrai, aš taip, aišku, provokuodamas jūs pasiklausiu, bet tikrai tai nėra
na, toks kalėjimo režimas, kur tu nuo 8 iki 5 turi atsidėti. Prasme, tai vis labiau artėja link verslo modelio, netgi valstybiniam sektoriui. Aš todėl labai daug prasmės matau tada, kai tas žmonės iš verslo atneša kultūrą kitokią. Kultūrą, kai mes KPI-sus matuojam ne plano priemonių įvykdytų skaičių. 90% strateginio veiklos plano priemonių įvykdyta. Čia buvo dažni rodikliai. Ir labai džiaugiasi širdis, kai aš matau šiandieną, kai tie KPI-sai yra apie NPS-ą, apie tokius rodiklius, kurie ateina iš nacionalinio pažangos plano, kai mes mokomės dabar mąstyti kitom kategorijom. Bet tas neįvyksta per vieną dieną. Tam kaip ir organizaciniai kultūra, žinot, ten, kai sako, kokiu aš noriu būti, tai reikia įvertinti tik, kur tu esi, nes per 3 aukštus nešoksi. Ten reikia eiti nuosekliai. Tas pats ir su viešuoju sektoriumi. Jūsų veiklos esmė yra tarnystė ar darbas? Tarnystė. Aš specialiai paklausiu, nes tai yra vis tik valstybės tarnyba. Ir ta tarnyba nėra beprasmis žodis, tai vis tik yra tarnystė. Taip. Tarnystė tai yra taip. Ir ne nuo žodžių tarnas. O, nuo žodžio? Man atrodo, kad labai daug prasmės angliškame tame žodyje. Civil service, tai yra to serve. Tarnaujanti lyderystė, galbūt net labiau. Bet aš tame labai daug prasmės matau ir žinau, kad daug žmonių iš privataus sektoriaus, ypatingai IT žmonės, jos kaip tik baugina tas valstybės tarnautojas, sako, aš netarnas. Tai aš šitą žodį daugiau sudedu, tai todėl tarnystė.